Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais tokių klausimų stebindavo kiekvieną sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinęs savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo, ką jūs žinote apie pantomimą? Kas tas Modris Tenisonas? Prisimenu, Modris įsiveržė į teatrinę Vilniaus padangę kaip šviežio oro gūsis. Modris neįsiveržė. Ne Modris. Modriui smegenis susuko Audronė iš Lietuvos ansamblio. Su Modriu aš spėjau pakalbėti. Modris buvo to amžiaus, kai ima į kariuomenę. Paima į kariuomenę. Modris, ką jis ant padarė toje armijoje, nežinau, bet jis anksčiau laiko tarsi jie išleido, jis atvažiuoja į Vilnių ir čia prasideda pats gražumas, jis bėga pas tą Audronę, jinai antram trečiam aukšte gyvena, jis nutekamuoju vamzdžiu lipa, labai romantiškai beldžia į langą, sako labas, atvažiavau, tvarkoj, o čia paaiškėjo, kad jinai turi kitą. Žurnalistas Ferdinandas Kauzonas pasakoja, kaip Modris vaikščioja po Vilnių ir kiekvienam sutiktam guodžiasi, koks jis nelaimingas, ką man dabar daryti. Ir Ferdinandas Modriui patarė padaryti kažką tokio stulbinančio, kad jo panelė suprastų, ko ji neteko. Tuo metu komjaunimo organizacija rengdavo kūrybinės vasaros stovyklas. Palapinės, miškas, laužas, dainos, kalbos apie meną, teatrą. Vienam iš tokių Modris nuvažiuoja prie laužo, sėdė Aurelija Ragauskaitė, kuri tik įkūrus jaunimo teatrą, tiksliau jai buvo leista patikėta įkurti jaunimo teatrą Vilniuje. Kiekvienas kažką ir Modris prie to laužo rodo kažkokį pantomimos etiudą, kurį jis, reiškia, puikiai valdęs, kadangi Rygos pantomimos trupiai. Ragauskaitė pažiūrėjo, jai patiko, po to sako, klausyk, Modri, gal tu galėtum ateiti į jaunimo teatrą dirbti. Aš renku trupę ir norėčiau, kad jie labai būtų plastiški, kad neapkerpėtų. Aktoriai turi būti plastiški. Kodėl ne? Ir Modris atėjo. Aukštas, gražus, impozantiškas jaunas žmogus, sudominęs visą Vilnių ir režisierę Aureliją Ragauskaitę, sutiko dirbti jaunimo teatre. Pradėjęs užsiėmimus su jaunimo teatro aktoriais, Tenisonas pamažu ieškojo žmonių ir iš gatvės. Čia, kai jie repetavo dabartiniam Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje, čia pat buvo ir Elena Savukynaitė, jinai konservatorijoje tuo metu aktorinę mokėsi, ir Pauliukonis Saulius, kuris Salomėjos Nėries mokykloje mokėsi, ir jis pasakojo, klausiau, atsakau, tai kaip moksleivis atėjot, kas jūs patraukė, čia aš taip jau klausinėjau knygą rašydama. Mama liepė eiti ir viskas, ir aš ėjau. Ir mama tikriausiai turėjo savo tikslų, kad kaip nors sūnų išves iš tos gatvės ir kad jis pradėtų kažką mąstyti. O kai susipažinau su Modriu Tenisonu, tai viskas tada jau jis netgi kelis mėnesius netgi gyveno pas mus namie. Taigi mes bendravom labai daug. Ir tai aš buvau principe pirmas. Du dar Savukynaitė kartu, atrodo, atėjo. Pirmieji mes atėjome į trupę, paskui jau Mackevičius, tai paskui jau kiti prisidėjo. Tai buvo pantomimos aukso amžius, tai buvo Modris, buvo jo ta trupė tų fanatikų. Jie ne tik
judesi, vėlgi kojas rankas kilnoja. Jie muziką, dailę, jie viską nagrinėjo, jie lankė parodas, jie studijavo, jie klausėsi koncertuose. Tai, kad Tenisonas toks nuostabus piešėjas, grafikas, aš atsimenu, jis mums atneždavo tokius piešinius, kitų dailininkų kažkokiu, aš jau neatsimenu, kas tokie. Tai, ten buvo, įsivaizduokit, piešinys, vadinas antkapis, aplinkui stovi žmonės kaip lėlės, nuo visų eina siūlai. Iš tie siūlai sueina į kapą, jie stovi aplinkui. Gali interpretuoti kaip pilna tiesiog, nesinori apie tai kalbėti. Bet toks simbolis. Taip mes mokėmės mąstyti tenai. Jis juos visapusiškai švietė ir turint galvoj tuos metus, jie jautėsi visai kitaip negu bendraamžiai. Mes visai kitaip elgdavomės negu visi kiti normalūs žmonės. Aš tai pabandysiu parodyti. Suprantat, įsivaizduokit. Eina 8-10 žmonių, mūsų trupė, visa pantomimos. Čia buvo Trakuose. Mes ten buvom nuvažiavę. Ir pilna žmonių aplinkui, poilsiautojų, turistų kažkokių tai neaiškių. Ir įsivaizduokit, dabar visi tie 8-10 žmonių einam normaliai. Jis sakė, pap! Ir vienodai darom sieną. Aplinkiniai žmonės reaguoja, kas čia dabar daros, jiems nesuprantama. Jie visi galvoja, kad mes kažkokie atsitrenkiam į kažkokį stiklą. Ir jie bando mus apeiti. O mes visai bandom praeiti per tą stiklą. Dar, kad nors neišeina. Tie žmonės ir ką daryti. Ir staiga va iš tos vietos ir nueinam ramiai. Visi apstulbę stovi. Dar bando paliesti, lyg tai pažiūrėti. Gerai, prasideda gyvenimas toliau. Tai va, tokių šposų mes darydavom labai pastoviai ir labai daug. Jie net negalėjo rengtis, kaip kiti iš kažkokių, nežinau, parduotuvėje. Patys siuvosi paltus. Ir būtinai ilgą, nes tuo metu vakaruose buvo madingi ilgi paltai. Jie siuvosi kelnes, irgi iš kažkokių mandrų medžiagų, o ne iš tų, kur parduotuvėje nerasi ten. Mums buvo leidžiama viskas. Ilgi plaukai. Aš visą laiką buvau su, kaip jinai tai vadina, telneška, kaip dryžuota jūreivių maikė, kliošinės lino šviesaus kelnes. Ir per pertrauką mes eidavom visi į tulpę papietaut, vakare irgi į tulpę, iš ryto tulpytei kava, vakare į tulpę ir tenai ir keisti valgiai ir gėrimai, šaltibarščiai su Palanga arba Dainava. Ir tokia kompanija buvom tarp artistų, tarp dailininkų, tarp dar kitokių poetų ir rašytojų. Ir aprangą visą darydavom. Mackevičius buvo tas, kuris visą laiką siūdavo. Mes formas pasisiūdavom į Leningradą, važiavom į gastrolės, tai pasiuvo tokius juodo aksomo Piero kostiumus plačiom rankovėm ir plačiom kelnėm. Kaip Piero kostiumas. Ir mes tokie visi buvom nuvažiavę. Ir mes visiškai kitaip atrodėm ir suprantat, buvo toks geras, lengvas gyvenimas. Niekam netrukdė nei ilgi plaukai, nei ta apranga. Tik tai kažkodėl tai mums neleido išvažiuoti nei į Lenkiją, nei į Čekoslovakiją, nei kur nors dar su gastrolėm. O neleisdavo ir viskas, jūs netinkat. Net paklausę protingų galvų ir viseliai vieno įstoję į komjaunimą, vis tiek netiko išvykti toliau Tarybų sąjungos. Lietuvių dienos Maskvoj, Lietuvių dienos Sankt Peterburge. Ką veža? Veža Siparį senąjį dainuoti, Čiudakovą veža dainuoti, smuikininkus geriausius ir pantomimos, Lietuvos pantomimą veža. Dar mes Vilniui buvom, tai jau mes reiškia, pristato kaip lietuvišką mūsų jau meną. Tai mūsų net pradžioje iš visų visi suprato, kad čia kažkas vakarietiškų, tai taip jau. Bet kad žiūrėk, gali taip suprasti, gali taip, tai palyginus dar neblogai mes ten išsilaikėm.
Laisvės alėjoje, Tulpėje ir Tulpytėje aktoriai jautėsi kaip nuo Olimpo nužengę dievai. Bet teatre... Atsimenu tokius dalykus, mes jo bijojom. Pavyzdžiui, jisai keliais metais tik tai už mane vyresnis. O vyriausias pas mus buvo Mackevičius. Ir daug rūkydavo Giedrius. Ir visi rūkydavom. Ir mes Kaune bėgdavom į palėpę tokį pasislėpt nuo Modrių, kad mes rūkom. Jisai neleido rūkyti. Ir pavyzdžiui, vieną sykį mes buvom padarę tokį akibrokštą jam, pabėgom iš užsiėmimų. Ir pas vieną iš draugų, ten tokia administratorė buvo Olga, amžinatilsį, pas ją namuose. Ir tenai sėdim ir ilsimės su atitinkamais gėrimais. Tak, į duris beldimas. Olga atidaro duris, Modris tenus. Jėzus Marija, užrakino, neįleidžia. Ir mes visą naktį sėdėm tenai pasislėpę. Iš ryto einam į teatrą, įeina visi kiti likusiai ir visi pradeda juoktis. Kame reikalas? Sako, pasižiūrėk, sako, į veidrodį. Aš pasižiūriu į veidrodį. O Jėzus Marija, pas mane ilgi plaukai, o tokie buvo raudoni, raižiai. O Zigmas Banevičius irgi plaukai ilgi, bet su 2 kasom, supintos 2 kasos. Mes ten, kai buvom užsidarę, tai Hebra nusprendė, kad reikia padaryti šposą ir mus nudažė. Ir tai va sutvarkė, mes iš šito atsikėlėm, aišku, ir tokie vat ėjom į Tulpytę, atsigėrėm kavos ir paskui į teatrą, į darbą. 1968 m. vasarį, vos po 5 mėnesių po pantomimos trupės susibūrimo, pirmo spektaklio Ese Homo premjera parodoma kaip jaunimo teatro planinis spektaklis. Žiūrovai suintriguoti ir užburti. Mimą, dailininkai iš Rygos, priima ir Vilniaus menininkų bendruomenė. Ypatinga draugystė užsimezga su jaunu fotografu Vitu Luckumi. Taip įvyko, kad pora fenomenų susitiko ir buvo labai gerai sukurti kažkokie dalykai. Kaip tai tas ryšys atsirado, tai iš tikrųjų tai buvo užsakymas pafotografuoti trupę ir ten kaip ir komercinis momentas, bet kuris po laiko padovanojama, galim pasakyti, mums tokia nuostabi serija pantomima ir kelis knygas, kurias Luckus sukūrė. Tai mimai ir improvizuojant pantomimą. Man atrodo, kad jie paprastai nenaudoja savicenzūrą, bet paprastai žmonės norėjo normaliai gyventi, laisvai kurti, eksperimentuoti ir iš tų eksperimentų atrasti kažką naują savo kūrybai. Ir dėl to aš pradėjau tyrinėti tą sritį ir suprasti, kaip ten save matė pats Luckus. Ir savo memoaruose jis parašė, kad aš buvau pantomima. Ir kad nebuvo nei autorių, nei aktorių, nei direktorių, nei dizainerių, nei fotografų. Tai jis parašė apie tai, kad jis buvo to proceso dalyvis ir dalis. Ir jis kūrė tokias daugiasluoksnius nuotraukas darė, kad jie galėtų būti ir dviprasmiškai kažkaip ir skaityti, kas buvo negalima sovietų laikų, nes visas nuotraukas turėjo rodyti tik vieną tiesą, vieną idėją ir kad neturėtų kažkokių naratyvų. Kai aš kalbėjau ir su Gunaru Binda, labai žinomų fotografų iš Latvijos, ir su Lietuvos fotografais, tai daug žmonių pasakė, kad jis iš tikrųjų turėtų būti pasaulinio lygio fotografas, bet dėl cenzūros, dėl skirtingų priežasčių nelabai jis buvo ir rodomas ir dėl to truputėlį prarado, taip, gal Lietuva, tokį menininką. Į jaunimo teatro pantomimos trupės spektaklius neįmanoma gauti bilietų. Populiarumas auga, bet naujas meninis kolektyvas ant bedugnės krašto. Ką daryti toliau? Tada buvo konfliktai su jaunimo teatro aktoriais, nes
atsirado trupė trupėje teatre. Ką tai reiškia? Reiškia, pailgėja eilės butui, sodui, mašinai ir panašiai. Rašė bjaurius laiškus į kultūros ministeriją, kad mums nereikia jokios pantomimos. Nu ir ministras irgi tenai labai, ne tai kad įtikino, dėl šventos ramybės juos išsiuntė į Kauną, nes ministerijoje irgi labai atsargiai žiūrėjo, kas ta pantomima, niekas supras, kažkokie nuogi, nesuprasi, sutriko, ką jie čia daro, ką jie čia vaidina, kas tai yra. Nei opera, nei pantomima, kas tai yra. Niekas negalėjo suprasti, nežiūrint to, kad, kaip sakot, ir Marso buvo atvažiavęs. Dėl šventos ramybės išgrūdo į Kauną. Kaune tuo metu ir Jurašas jau buvo iš Vilniaus irgi kaip ir išprašytas, nes čia irgi ne pats geriausias variantas buvo dirbti. Nors sostinėje pantomimos trupei buvo uždegta žalia šviesa, parodytas pirmasis spektaklis, bet Modriui Tenisonui Kaunas buvo arčiau dūšios. Kūrybinę aplinką ir gero linkinčią vadovybę džiaugiasi visa trupė. Čia mes turime tokią kūrybinę aplinką, gero linkinčią vadovybę, kad vargu ar galėtume šią prasme norėti daugiau, rašė Giedrius trupės dienoraštį. Tik euforija naujose namuose truko neilgai. Ir vienintelis spektaklis Jurašo Mamutų medžioklė, kur pantomimos yra. Ir ten pat ir Modris vaidino tą. Ir kaip Jurašas sakė, vienintelis spektaklis, kur yra aktoriai ir pantomima. Niekas daugiau to nėra panaudojęs. Tai buvo bumas didžiausiai, tada mes galvojom apie tai. Apie santvarką, apie gyvenimą, bet tai suprantat, tai buvo kažkur tai toli padebesiuose. Tik žiūrovai pantomimos trupę Kaune pasitiko plojimais. Vėl vidiniai konfliktai Kauno dramos teatre. Modrio pantomimos trupė, kaip artimesnis baletui žanras, perkeliama į muzikinį teatrą. Ir staiga va tas atėjo metas Kalantos. Ir mes niekados nejautėm jokio spaudimo. Niekas nebūdavo blogai, viskas buvo gerai. Ir po Kalantos susideginimo staiga viskas labai pasikeitė. Visas sekančias dienas prie muzikinio teatro važinėjo varanokai, kaip milicijos mašinos uždaros. Ir ten temdavo ilgaplaukius ir muždavo. Ir visą laiką klyksmai iš tų mašinų. Ir tas mūsų dvigubas gyvenimas, kai mes nieko nejautėm aplinkui, viskas okei, viskas gerai. Ir staiga viskas pasikeitė. Ir tada prikybo prie mūsų plaukų, tada prikybo prie drabužių. Modrio vėlgi, jų visų gyvenimai pilni visokių veiklų. Kaip sakoma, kai gabus žmogus, gabus daugelį sferų. Jis kažką su dizainu baigęs. Jogi fantastiški Modrio ir koliažai, ir dailės kūriniai. Modris Tenisonas buvo vienas iš judesio ir šokio terapijos centro Rygoje kūrėjų ir vadovų. Dirbo piešimo ir kompozicijos mokytojų, surengė individualių parodų, tyrinėjo baltų ženklus, tautinių juostų ornamentus, sukūrė baltiškų ornamento ženklų konstravimo sistemą Ženklas, latviškai Zime. 2 dešimtmečius bendradarbiavo su performansų atlikėja, šokėja Simona Orinska. Tenisono ir Orinskos kurtose pasirodymuose pantomimos elementai buvo derinami su baltų juostų raštais. Nepamiršo Modris Tenisonas ir Lietuvos. Dažnai aplankydavo savo mokinius, bendražygius. 1983 metais Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vedė seminarus, kuriuose mokė aktorius pažinti savo kūną, susieti mintį su kūno plastika. Šiauliuose mano kolegė, viena psichologė, dirbo, aš ten atvažiuodavau, tai seminarą, tai dar kažką pravesdavau. Tai jinai mane pakvietė, jis sako, susitiksi su vienu žmogum, tau bus įdomu. Na va, tai atėjom tenai, atsidaro duris, eina Modris. Jau praplikęs, balta barzdelė, aš jau netoks, kaip čia, štai nuotraukui, ten toks su visais plaukais, dabar žinau. Va, eina Modris, tai tiesiog sukristas, aš buvau, nesitikėjau.
Nu, tada aš sužinojau, po didelės pertraukos mes su juo susitikom, sužinojau, kad jis tas lielvardės juostas, visus šios dalykus jis daro, seminarus vedam. Aš su juo esu bendravusi, jis žiūrėjo mano vieną ar kelis spektaklius ir buvau įvertinta irgi teigiamai, nes jisai asas buvo. Ir paskutinį kartą 2 metai iki mirties jo aš jį mačiau čia, kai jisai vedė mano teatro klasiai seminarą, ten pasakojo, rodė žodžiu. Tai čia buvo keli metai iki jo išėjimo iš šio pasaulio.